būtent vaikų chirurgijos klinika iš Rimanto Kaukėno fondo gavome tokius esminius kelis kertinius dalykus, tai yra miegamieji foteliai slaugantiem asmenim. Antras dalykas, tai kaip operacinės instrumentavimo staliukų, kurie yra specifiniai pritaikyti pagal aukštį, pozicijas, tai šitas dalykas irgi mums labai buvo svarbus. Ir trečias dalykas, tai šalia nupirktas Kaukėno fondo padovanotas echoskopas dabar suteikia šitą galimybę. Mūsų vaikučiai atvykę chirurgo ar vaikų urologo konsultacijai gaus pilną ištyrimą su pačia moderniausia technologiškai patikima technika. Šitas echoskopas tai yra jau naujausias ir moderniausias įrenginys. Tai prilygsta ir prilygama kaip kompiuteriniai tomografijai ar magnetinio rezonanso tyrimui. Tam nereikia radiacijos, tai reiškia jokios apšvitos. Vaikas čia ir dabar su tam tikra funkcija gali gauti ištyrimą ir mes galim diagnozuoti ypatingai retus tiek navikus, tiek tam tikras ligas. Tai Kaukėno fondas padėjo ir prisideda prie tokių dalykų kaip vaikiškos pagalvėlės pritaikytos kūdikiam, tapkytės vaikam, kurios buvo šiuo metu rudos, didelių dydžių, nepritaikytos, tai dabar gaus vaikiškus kroksiukus, šaldytuvai personalui, svarstyklės, kurios atrodo paprastas dalykas, bet skyriui buvo naudotas labai senos svarstyklės. Ir dar lankytojų suolai, nes lygiai taip pat kaip miegamieji foteliai, taip pat lankytojų suolai, kur iš tikrųjų tėvai praleidžia labai daug laiko, nes jie laukia, kol vaikas bus operaciniai. Vaikams televizoriai, mamoms skalbimo mašina, siurblys, džiovyklė, gydytojams spausdintuvai, tie, kurie kasdieninio poreikio daiktai, kurie mums labai yra reikalingi ir labai palengvina buitį, dėl to, kad mes juos kasdien čia ir dabar naudojam. Padėkoti tiesiog nuoširdžiai noriu padėkoti, kad jūs tame matote ir randate prasmę. Ir ta prasmė yra orientuota į ateitį, o ateitis yra mūsų vaikai. Tai ačiū Jums labai. Mes atsigulėm su Lukne, kai buvo Lukne 9 mėnesiai, dabar jie yra 2 metai, bet jau pusę metų mes tik tikrinamės. Tai praleidom labai daug laiko, Luknei labai patinka filmukų žiūrėti, o televizorius mažas, interneto nėra. Tai labai gerai, kad Kaukėno fondas atveža televizorius į skyrių ir dabar vaikučiai galės žiūrėti per televizorių YouTube filmus savo mėgiamus, nes bus internetas pajungtas, dideli nauji televizoriai. Tai vaikai labai džiaugsis tuo, nes kai vaikams laša chemiją, tai jiems labai prailgsta dienos palatoje ir nėra kas veikti, atsigulus nėra jėgų išeiti, tai televizorius internetu bus labai geras dalykas vaikams. Iš tiesų, darbas yra ir emociškai sunkus, ir intensyvus, ir dirbam čia labai ilgai. Taigi mums tikrai labai reikalinga ši darbo priemonė, tai yra šaldytuvas, kuriame mes turime galimybę pasidėti maistą ir jisai labai pravers kasdienį mūsų darbą. Ir dar labai dėkingi esam už mūsų kasdienės darbo įrankius, tai yra kompiuterius ir spausdintuvus, kurie mums bei mes tiesiog žūstam ir turim juos pasenusius, atgyvenusius, stringančius ir dabar iš tiesų labai galime kokybiškai ir greitai dirbti. Norim padėkoti labdaros vakaro kompensoje metu aukojantiems žmonėms.